Sveiki, vėl Tomašas su jumis ir liaudis manęs klausia, Tomaša, kur dingo Passatas, kodėl tu nerodai mums to Passato? Net nepatikėsit, net buvau renginį Skaisgiry ir ten net žmonės sako, kur dingo tavo Passatas, kas atsitiko, papasakok plačiau. Ir всё, viskas nėra Passato, įsivaizduojat koks Passatas, va, žiūrėkit, Passatas, va, kas su Passato atsitiko, va. Na gerai, sumelau jums. Yra tas Passatas, stovi čia mūsų šitas Passatas bet kaip supratot, viskas technikiniam pasibaigė ir pas mane tiek viskas blogai, kad aš dabar tik įtvarkau, kai pasibaigė technikinė ir jam turėtų jau būti brisiaus galas. Aš galvoju, gal jį nušaut, literaliai nušaut šitą automobilį, bet negaliu. Čia yra mano dalis, mano gyvenimo dalis ir jinai rodo, ką tu gali realiai pasiekti, būdamas 30 metų, va tokį vokišką svajonę, vokišką automobilį, bet bandysim jį kažkaip prikelt. Per pažįstamus, ne per pažįstamus važinėsim, ieškosim, darysim ir tikiuosi pasiseks. Ruošim į technikinį, vienu žodžiu. Stebėkit, žiūrėkit ir melskitės. Svarbiausia, melskitės. Ačiū. Jau kelyje. 9:30 ryto keliaujam į miestą, kurio pavadinimas yra Antilenkas, arba kitaip tariant Kaunas. Važiuojam į Kauną tam, kad galėtume pakeisti priekinį stiklą mūsų Passeračiui, nes skylės, visiškai skylės ir kartais pagalvoju, kas skylės yra labiau, ar šitas stiklas, ar mano smegenis, nes galimai pas mus kažkas pasibaigė. Vienas toks lapas žalias, galimai arba techninis ir nežinau, dėl ko nenusprendžiau viską daryti laiku, bet gaunasi taip įdomiau, taip galima surinkti galimai daugiau baudų ir taip galimai baigsis greičiau biudžetas. Visa finansinė pagalbė bus iščiulpta šito automobilio. Tai va, liko man gal kokie 5 kilų, mūsų jau laukia vietoj, bet mes nevėluojam, bet laukia. Čia yra toks kaunietiškas svetingumas, žmonės visada laukia kitų žmonių. Taip gyvenime būna. Taigi iki susitikimo Kaune klijuos mums stiklą. Be mašinos jau esam, mašiną atidavėm, kažkokiam čia Kauno rajone, aš nežinau, kur mes net randamės, kažkas šalia Gailutės gatvė. Tikiuosi, tai, kad mašiną čia palikom, nepasigailusim, bus viskas gerai. Ir mes norėjom pafilmuoti visą procesą, kaip tą stiklą nuėma, kaip įklijuoja naują, bet chebra tą nestiko. Sako, mes nenorim filmuotis. Aš sakau, kodėl? Galėsit dalyvauti, videkė, toks rimtas procesas. Sako, šudinuose filmuose mes nedalyvaujam. Ir aš tada jiems pasakiau, aš pilnai suprantu. Tai negaliu nieko blogo apie jas pasakyti. Svarbiausia, kad liktų gerą darbą ir pasakė, kad mums reikės 4 valandas kažkur būti čia, kad tie visi klijai jau prisičiulptų prie automobilio. Bet kadangi Kaunas yra antras pagal dydį Lietuvos miestas, tikrai surasim, kad čia veikt. Tikrai surasim, kad čia veikt. Viskas, darbai padaryti. Grįžtam jau į Vilnių, važiuojam automagistralę Vilnius-Kaunas, Kaunas-Vilnius dabar, jo atvirkščiai, jeigu iš Kauno grįžtam. Ir pravažiavam galimai mano būsimą gyvenvietę Pravieniškės, bet tikiuosi ten reikės man gyventi, nei būt, nei važiuoti. Pakeitė mums stiklą. Valio, pakeitė stiklą, kauniečiai, respektas jums, ačiū labai, aišku, pakeitė ne už ačiū. Bet viskas tvarkoj. Mes einam link to, kad Passatas įgautų antrą gyvenimą. Antrą kvėpavimą, nes kaip tu gali atsikratyti ištikimo arklio? Nieks kaime neatsikratydavo arklio, kuris nuolat dirba.
Jį reikia glostyti, jį reikia mylėti ir keisti jam priekinį stiklą. Ir dar va, beliko mums pakeisti ABS daviklį, nes dega, arba kažką ten pakeisti, arba tą užklijuosim lemputę ir važiuosim į techapžiūrą kaip nors. Pašventinsim automobilį, palaimins mūsų Dievas ir tęsim mūsų polakų kelionės. Polakas on the road. Ir nupirkom dar va dvi duris. Draugė nesai važiavo kažkas, tai reikės pakeisti, nes man jau zyzė antrą savaitę, sako, padaryk man mašiną, o aš nenoriu nieko daryti, tai reikės daryti. Vat, ir jau nebegamina man maisto, tai teko nupirkti tas duris. Vsio, grįžtam į Vilnių, tęsim darbus Vilniui, gal iš kito šoto parodysim, kaip atrodo dabar priekinis stiklas, bet ką ten matyt, per jį viskas viskas matosi per tą priekinį stiklą, viskas gerai. Jokių skilimų, jokių įdubimų. Tai ką, sekanti diena išaušo atėjo, nes dėja nenufilmavom jums vieną dalyko, buvo vakar keistas ABS blokas beros, arba kažkas su ABS-u. Ir operatorius dėja nenufilmavo, negalėjo, neatvažiavo, nes aš jam neįspėjau jo, viskas vyko spontaniškai. Bet dabar pasiklausim to meistro, kuris viską darė, kai vyko darbai. Vakarykščiai darbai, jis biškai pakomentuos. Einam. Mindosai! Mindosai, zdarovo. Nu gerai, žiūrėk, Mindė, tu vakar keitėjai kažką, ABS bloką berods, ne, Pasate? Ne, tik daviklį. Tik daviklį, gerai, pasirodo du skirtingi dalykai. Ir kaip tau vakar sekės? Hujovai. Hujovai, gerai. O ką dabar veiki? Nu, ne tavo pisalas. Patys viską girdėjot, va taip atliekami yra darbai, netrukdysim žmogų ir keliaujam toliau. Porą žodžių apie Mindaugą. Geriausias žmogus, geriausias širdies, auksinių rankų savininkas. Kiekvieną dieną iš Tolenko gaunu žinutės arba skambučius. Tik vienu klausimu dėl Passato. Kada darysim? Kada gali pažiūrėti, kas jam atsitiko, man ten kažkas bilda ar girgžda. Passatas ir Passatas su visokiais durnais klausimais. Aš jam parašau gal kartą į mėnesį, gal į pusantro, tipo, ar galiu atvažiuoti, gal pažiūrėti tą mano Passatą arba šiaip paplėpėti. Aš net atrašau, nekeliu, jis atvažiuoja patikrinti. Bandau pasislėpti, bet nesigauna. Ir jis sako, kad užimtas, kad nelabai turi laiko, bet aš atvažiuoju, visada dirba. Jis nuo ryto iki vakaro dirba. Ir realiai aš dabar suprantu, kodėl Liepos 6 diena yra Mindaugo diena. Čia va dėl jo. Jam yra sukurta šita diena. Geriausias žmogus. Patrauk ranką. Kaip jisai mane zaibal jau? Mindosai! Ai, bat ir vėl. Gerai, visas pasiruošimas kaip ir eina į pabaigą, nes stiklas pakeistas, kažkas su tais ABS-ais pakeista, ponas Mindė mums padėjo. Jo, dar lemputės kai kurias keitėm, kažkokius tai gabaritus, šoninės, ten riekavo ant manęs Mindė, keis greičiau tų degradas, bet jis taip mane motyvuoja. Bet tam, kad gaut papildomų garantijų, ar šitas automobilis praeis techapžiūrą, atvažiavom čia prašyti papildomas pagalbas. Nes tikrai jos prireiks va šitam seniukui ir aš einu dabar jos prašyti. Tai iki greito. Buvau užėjęs pasiteirauti, prašytos pagalbos. Paklausiu dėl ko, sakau dėl Passato, paklausiu kelintų metų Passatas, sakau 98, tai pasakė daug pagalbos galiu nesitikėti, bet davė švento vandens. Nu kaip davė, pardavė švento vandens ir bandysim biškį tą mašiną prieš techapžiūrą pašventinti. Blia. Gazuotas šventas vanduo. Aš pirmą kartą tokį dalyką matau.
Bet turbūt, jeigu ir nanotechnologijos eina į priekį, tai ir vanduo gali biškį pasigazuoti. Keliaujam toliau, keliaujam to į technikinę. Tai ką, sveikinu save, sveikinu jūs, dar labiau save sveikinu, nes mopsas praėjo technikinę. Ir va, turiu čia įrodymą, po užpakaliu laikiau kaip surprizą, žiūrėkit, dar 2 metam Passatas šitas bus ištikimas šeimos narys. Ir nežinau, ar čia Dievo pagalba, praėjom šitą technikinę, ar čia meistro Mindaugai linkėjimai tau ir bučkis laikyk, jei nenori grąžink, aš vėliau tau jį gyvai suteiksiu. Tai va, ir pabaigai norėčiau pasakyti, atsiminkit tą didžiausią lietuvišką ir skambiausią patarlę, kuris skamba taip. Visų lenkų neišgelbės, bet vieną lenką galima ir išgelbėti. Iki kitų kartų. It's a wrap, bitch. It's a wrap. Aš turėjau šitas kėdės. Pirkau džiskį po 7 PM, rekomenduoju. Aš sakiau draugiai, kad parduos šitą Passatą ir nupirksiu normalią mašiną, jinai dar nežino nieko.